Visuomenės požiūris į profesinį mokymą keičiasi, vis daugiau mokinių nori išmokti amato. Šį rugsėjį profesinės mokyklas šturmavo rekordinis skaičius pirmakursių, priimta 10% daugiau nei buvo planuota. Profesinio mokymo populiarumą lemia ir atnaujinta praktinio rengimo bazė ir glaudus šių mokyklų bendradarbiavimas su darbdaviais. Profesinio mokymo įstaigų valdyme dalyvauja ir verslo įmonės. Teikia siūlymus dėl specialistų poreikio, prisideda ruošiant mokymo programas ir kartu jas įgyvendina, o vėliau įdarbina absolventus. Pasižiūrėkime iš arčiau, kaip šiandien atrodo profesinės mokyklos. Studijuoju staliaus specialybę. Atėjęs pabandžiau, buvo mano senelis stalius, paragavau ir labai patiko. Šiaip įrangos yra labai daug ir jinai yra gana nauja iš tikrųjų. Ir čia dauguma tai yra būtent staliaus apdirbimo įrankiai, tai būtent pjūklai, reismusinės staklės ir daug kitų įrankių, kurie yra labai naudingi būtent atliekant visokiausias užduotis. Mokymasis mokykloje susideda iš teorinio ir praktinio mokymo ir pagrindinis akcentas yra skirtas praktiniam mokymui ir šitam praktiniam mokymui yra skiriama 60–70% laiko. Na, man daugiausia patinka turbūt praktiniai darbai. Aš labai daug praleidžiu laiko būtent stalių dirbtuvėse ir čia realizuoju savo kūrybinį potencialą. Programos kaip taisyklė yra formuojamos pagal darbdavių pageidavimus. Taip sakant, jeigu yra darbdavių pageidavimas, tada ir yra kuriama programa arba esama programa yra atnaujinama. Mokytojai bendrauja su darbdaviais ir administracija labai bendrauja, jie iš anksto rūpinasi jų įdarbinimu, ieško darbo vietų ir stengiasi patenkinti visų moksleivių poreikis, nes vienim nori objektuose, kiti nori dirbtuvėse, taip kam kaip labiau patinka. Atsirinkus darbuotojus praktikos metu vertinam, kokie jų yra sugebėjimai. Baigus praktiką mes drąsiai galim pasakyti, kad iš atlikusių praktikos studentų keletą mes galim priimti darbuotojais po baigimo. Čia, sakykime, mes išlošiam tuo, kad mes pasirenkam perspektyvius jaunus žmonės, kurie gali tobulėti ir nori tobulėti. Mes visiems sakom, jums kelias atviras. Tobulėkit, tobulėsit, kilsit karjeros laiptais, kiekvienas rodykit savo žinias, ką jūs sugebat, už tai būsit įvertinti. Į profesinės mokyklas priimami mokiniai nuo 14 metų. Čia jie gali įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir kartu profesinę kvalifikaciją. Didžiąją laiko dalį sudaro praktinis mokymasis mokykloje ar įmonėje. Lietuvoje veikia daugiau kaip 70 šalies profesinio mokymo įstaigų. Jos siūlo apie 300 įvairių profesinio mokymo programų. Pasirinkti yra iš ko.